Mėly Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos nariai ir visuomenininkai. Gebėjimas naudotis naujausiamis technologijomis žiniasklaidos srityje sudaro galimybės keistis svarbiomis žiniomis ir patirtimi, ko pasėkoje mes tampame atsparesni tokiems reiškiniams kaip klaidinanti reklama, propaganda arba sukčiavimas. Tikimės, kad mokymo metu įgyti gebėjimai bus pritaikyti, kuriant visuomenės informavimo turinį, kuris skatins atsakingą vartojimą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą. Mūsų veiklą remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Sveiki visi ir labų jums dienų. Tiems, su kuo nesu pažįstamas, glaustai prisistatysiu. Aš Aras Sutkus. Esu visuomenininkas, žiniasklaidininkas ir skaitmeninio turinio kūrėjas. Mano veikla tiesiogiai susieta su tinklapiais, vaizdo ir garso įrašais bei jų viešinimu. Taip jau nutiko, kad man buvo patikėta pasidalinti su jumis savo žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais. Po ko tikiuosi šauniai pabendradarbiausime tokiose skaitmeninėse erdvėse kaip YouTube'as, TikTok, Facebook'as arba kiti ištekliai. Naivu tikėtis, kad po 10 valandų mes tapsime dievaičiais vaizdo ir garso rengimo srityje. Nevalia prisimenu tokį anekdotą, kai dėstytojas po pirmos pažinties su savo klausytojais praneša: turiu jums gerą ir blogą žinią. Geroji. Tie, kas klausysis atidžiai ir mokysis stropiai, gali tikėtis sėkmės savo veikloje ir rojaus anapilyje. Na, o tie, kas bus aplaidus ir netidus, kentės ne tik šioje vargo pakalnėje, bet ir pragare. Po kelių sekundžių slogios tylos pasigirsta klausimas: o užbaigti mokslus gyvais įmanoma? Atitinkamai turiu blogą žinią. Mūsų mokymai bus pradžiamokslis. Vaizdo ir garso rengimo viešinimui būdai, priemonės, įranga tobulėja kasdien, jei ne kas valandą arba kas minutę. Tai sritis, kuri pastoviai alsuoja į nugarą nenuilstančiai skaitmenizacijos pažangai. Atitinkamai viltis išmokti visų gudrybių ir būdų palikime dirbtiniai sąmoniai. Gyvenkime savo gyvenimą ir žinokime bei mokėkime tiek, kiek to reikia mūsų poreikiams ir saviraiškai. Mūsų mokymų svarbiausia užduotis suvokti pagrindinius dėsningumus vaizdo ir garso rengime bei išmokti surasti žinias, kaip įgyvendinti savo sumanymus. Taip aš suvokiu artimiausią savo tikslą ir būsiu tikrai patenkintas, jei mes jį pasieksime kartu. Rengiantis užsiėmimams paaiškėjo, kad ne visiems pakviestiems klausytojams pavyko saugiai ir sėkmingai įsidiegti VSDC Free Video Editor programėlę. Dabar tikrai neskirsime laiko tam, kad nagrinėti dėl ko ir kaip tai atsitiko. Aš manau, kad paprasčiausiai pasinaudosime galimybę ir pirmos pamokos pradžią paskirsime saugiam darbo priemonės parsisiuntimui ir įsidiegimui į jūsų prietaisą būtent iš šio atviro kodo programėlės kūrėjų tinklapio. Geriau yra vieną kartą pamatyti, nei 100 kartų išgirsti. Tokia nuostata mes vadovausimės visų mūsų mokymų metu. Priminsiu, kad ši programa puikiai tinka tiek pradedantiems, tiek pažengusiems vaizdo ir garso įrašo rengimo srityje. Ji leidžia kurti vaizdo įrašus, pridėti garso takelius, teksto užrašus,
perėjimus tarp vaizdų ir įrašų atkarpų ir turi daug kitų kūrybinius ir saviraiškos poreikius atitinkančių įrankių. Pirmasis mūsų žingsnis – parsisiųsti programą iš viešos ir saugios kūrėjų svetainės. Įeikime į jūsų naudojamą naršyklę. Tai gali būti Google Chrome, Mozilla Firefox ar bet kuri kita naršyklė. Mano pasirinkimas rodyti ir aiškinti visus veiksmus Google Chrome naršyklėje nulemtas jos vyravimo. Kitose naršyklėse veiksmai yra labai panašus, o nežymų skirtumai nėra lemiami ir yra lengvai nuspėjami. Kadangi daromas pamokos vaizdo įrašas, siūlau pasinaudoti šiuo privalumu ir po kiekvieno žingsnelio susistabdyti įrašą iki tol, kol atliksite veiksmą iki pabaigos ir taip, kaip nurodyta įraše. Ir tik tada pratęsti įrašo peržiūrą, kad nebūtų neaiškumų arba neįsiveltų nesusipratimai. Šį, sąlyginai pavadinkime stop kadro būdą, patarčiau naudoti visų mokymų eigoje. Ir tik įsitikinus, kad nuosekliai atlikus įraše nurodytus veiksmus, kažkas nesigauna arba kyla nesklandumai, su klausimu tiesiogiai kreipkitės į mane kaip į šių mokymų vedlį. Mano užduotis yra tai, kad pas jūs neliktų jokių klausimų, neaiškumų ir kad jūs galėtumėte dirbti sklandžiai. Grįžtame prie jau atvertos naršyklės. Adreso juostoje, jūsų naršyklės viršuje, tą vietą aš esu dabar jums rodau ir esu apibrėžęs žalių rėmelių, reikia įvesti sekantį adresą. videosoft.dev.com. Siūlau susistabdyti įrašą ir paraidžiui nuosekliai įsivesti šį adresą. Kai adresas bus įvestas teisingai ir jūs spustelsite savo klaviatūros įvesties Enter mygtuku, mes turėtume papulti būtent į tokios išvaizdos pirmąjį programos kūrėjų puslapį. Šiuo metu, nekreipiant dėmesio į patraukliausiose vietose patalpintus verslinius, tai yra mokamus pasiūlymus, mums turinios lankyklės pagalba reikia nusileisti šiek tiek žemiau į puslapio turinį, tai yra į štai šią sritį, kuri yra pavadinta VSDC Free Suite for Editing Video and Audio Files. Čia yra pateiktas pažintinis aprašymas apie atviro kodo programos laidą ir pirmojoje aprašymo eilutėje, antrajame sakinyje, mes randame tamsiai žalia spalva paryškintą užrašą Free Video Editor. Būtent šis įrašas mums ir reikalingas, nes jame slypi nuoroda į kitą puslapį, į kurį mes galėsime papulti, jeigu jūs ant šito užrašo spustelsite kairiu pelės mygtuku. Spustelėjus mes papuolame štai į tokio turinio puslapį, kurio viršutinėje srityje mums vėl bus siūlomi plėtiniai ir įskiepiai su atitinkamu prašymu paremti programos kūrėjus ir jos tobulintojus. Tačiau mums vėlgi reikia nusileisti šiek tiek žemiau ir susirasti pilkąją sritį,
kurioje mes randame 2 mygtukus Download Video Editor. Čia yra mygtukai, kurių pagalba galima sužadinti būtent laisvo kodo, tai yra nemokamos laidos parsisiuntimą į jūsų prietaiso laikmeną. Tačiau tarp šitų mygtukų yra vienas esminis skirtumas. Tai yra prierašas 64 bitų laida ir 32 bitų laida. Pirmasis mygtukas 64 bitų laidai yra skirtas prietaisams ir programiniai aplinkai veikiančiai 64 bitų sąrankoje. Tai yra programinė įranga ir prietaisai, kurie gali vienu metu apdoroti 64 veiksmus. O antrasis mygtukas Download Video Editor 32 bitų laidai reiškia atitinkamai, kad prietaisai ir programinė aplinka gali vienu metu apdorojant tik tai 32 veiksmus. Tikiuosi, kad visi mes turime prietaisus ir Windows programinę aplinką veikiančią 64 bitų sąrankoje. Bet esant senesniam prietaisui ir ankstesniai Windows laidai, galima pasinaudoti ir antruoju mygtuku, kad pradėti programėlės parsisiuntimą. Tokiu būdu atviro kodo priemonės kūrėjai dar kartą leidžia mums įsitikinti, kad jų tikslas nėra primygtinai išvilioti iš mūsų kažkokius tai pinigėlius, įsigijant našesnius, naujesnius prietaisus ir programinę aplinką. Ir liudija apie tai, kad šitos programos rengėjai yra nepriklausomi nuo programinės įrangos kūrėjų ir prietaisų, taip vadinamos geležies kūrėjų. Spustelėję 60 pasirinktą vieną iš pasirinktų mygtukų, mes parsisiuntimą eigą pačią galime stebėti ir matyti viršutinėme naršyklės kampe. Vėlgi tą ženkliuką, kuris mums rodo parsisiuntimo eigą, apibrėžiu žaliu rėmeliu. Palaipsniui mėlyna spalva užsipildantis pilko apskritimo su rodiklio viduje ženkliukas mums rodo, kokia įdiegimo vedlio dalis jau yra parsisiųsta į jūsų prietaiso laikmeną. Kai parsisiuntimas bus užbaigtas, apskritimas aplink rodiklę pranyks ir jūs pamatysite štai tokį ženkliuką, kurį aš sąlyginai apibūdinčiau kaip į lėkštutę nukreiptą rodiklę. Tai reiškia, kad programa, arba teisingiau programos įdiegimo vedlys yra jau parsisiųstas į jūsų prietaiso laikmeną. Jeigu kas nespėjote kartu su manim atlikti šios veiksmus, primenu apie galimybę susistabdyti įrašą ir neskubant, nesiblaškant, prasukus įrašą atgal, atlikti visus išdėstytus veiksmus. Nevenkite pasinaudoti šią priemonę šiuo būdu prieš pereinant prie antro žingsnio veiksmų atlikimo. Šiuo metu tikėkimės, kad jau turime sėkmingai atsisiuntę VSD Free Video Editor programėlės įdiegimo vedlį. Tai kodo bylutė, kurios pavadinimas turėtų atrodyti taip. Video _, editor _, x64.exe. Tai yra exe plėtinys. Prieš tęsiant ir atliekant sekančius veiksmus įsitikinkime, kad jūsų kompiuteris nevykdo kitų svarbių užduočių. Geriausia, kad būtų išjungtos kitos programos, ypač naršyklės su daugybė atvertų puslapių. Kodėl?
Programėlės įdiegimo eiga gali užtrukti iki 10 minučių. Šio laikotarpio metu bet koks trikdis, pavyzdžiui, netikėtas kompiuterio išsijungimas arba persikrovimas po atnaujinimo, gali sugadinti programos veikimą ateityje. Ir taip, kur šią bylutę rasti ir kaip ją įveiklinti. Dabar kairių pelės klavišų kelis kartus spustelkite ant mums jau žinomo ženkliuko, kuris reiškia parsisiuntimo pabaigą. Arba, naudodamasi bylų naršyklę, atsidarykite aplanką atsisiuntimai. Pas jūs jis gali būti įvardintas angliškai download. Siūlau naudotis pirmuoju būdu, nes jis greitesnis ir lengviau suvokiamas. Po to, kai spustelėjote ant parsisiuntimo ženkliuko, naršyklėje turėtų pasirodyti iškrentantis pasirinkimo sąrašas su paskutinio jūsų darbinio prisijungimo į tinklą vykdytais parsisiuntimais. Raskime tą bylą, kurią ką tik parsisiuntėm. Ji turi būti paryškinta arba paskutinė sąraše. Šiuo atveju paskutinis nereiškia sąrašo apačią. Paskutinis tai vėliausiai laiko atžvilgiu į jūsų prietaiso laikmenas papuolęs turinys. Kaip taisyklė, toks įrašas būna sąrašo pradžioje, tai yra viršuje. Kairiu pelės mygtuku spustelkime ant įrašo video _editor x64.exet. Po kelių akimirkų Windows aplinkos saugos langas, kuris atrodys panašiai taip, paklaus pas jūs, ar leidžiate šiam programos diegimo vedliui įvykdyti atitinkamus pakeitimus jūsų įrenginyje. Šis langas atsiranda todėl, kad programa įsitikintų, ar jūs turite prietaiso valdytojo, tai yra administracinis teisės. Nes jums sutikus, programa keis ir įrašinės programinius katalogus. Spustelkite mygtuką taip. Dabar, siekiant ateityje sutaupyti mūsų nepakartojamai vertingą laiką, noriu susitarti. Toje įrašo vietoje, kurioje aš manau, kad vertėtų sustabdyti įrašą ir nuosekliai atlikti reikiamus veiksmus, aš ištarsiu stebuklingą žodį sustojam, po kurio tie, kas nespėjo atlikti kažkokių veiksmų, susistabdo įrašą, susiranda vietą, kurioje atsiliko, palaipsniui atlieka veiksmus ir pratęsia pamoką nuo paskutinio sustojimo ir savotiško plunksnelio susitvarkymo arba nosytės pasipudravimo. Ir taip, tariu, sustojam. Diegimo vedlys mums atveria pirmąjį, tai yra kalbos pasirinkimo langą. Deja, lietuvių kalbos čia nėra. Iš daugiau paplitusių kalbų yra vokiečių, rusų, portugalų kalbos. Tačiau, kad nekiltų nesusikalbėjimo dėl sąvokų, patariu pasirinkti anglų kalbą. Kodėl? Anglų kalba yra plačiausiai naudojama programinėje įrangoje ir dauguma kitų vadovėlių, paaiškinimų bei internetinių šaltinių pateikiami būtent šią kalbą. Nors jau kol kas, kol lietuviai susitarę su indais ir kiniečiais, nesukėlė perversmo šioje srityje. Jei tikitės, kad balsuosime dėl apsisprendimo, tikrai ne. Mokymai ir aiškinimai vyks su angliška sąsaja. Todėl pagal nutylėjimą renkamės nuostatą English ir susitaikę su mano diktatūra spustelname mygtuką OK. Dabar
Prieš vykdant kitus būtinus veiksmus, diegimo vedlys mums raštu praneša apie tas aplinkybės, kurias aš išdėsčiau pirmajame veiksme. Tai yra apie būtinybę pasirūpinti, kad programos diegimo metu veiktų kuo mažiau programų ir naršyklėse būtų atverta kuo mažiau skirtukų, tol, kol bus užbaigta diegimo eiga. Jums reikia pasitikrinti, ar ši sąlyga tikrai vykdoma. Todėl, prieš atliekant kitus veiksmus ir paspaudžiant mygtuką Next, sakau stebuklingą žodį sustojam. Tikiuosi visi pasitikrinote savo programinės įrangos būseną, iki mažiausios būtinybės sumažinote atvertus tinklapių skirtukus, sustabdėte visų nebūtinų programų veikimą. Jei taip, drąsiai spaudžiame mygtuką Next. Sekančių veiksmų mums reikia sudaryti sutartį su programos kūrėjais. Tai įspūdingos apimties raštas. Nemanau, kad tikslinga nagrinėti visas sutarties nuostatas ir teiginius. Pagrindiniai bruožai yra sekantis. Sutikdami naudoti programą, jūs sutinkate ir leidžiate programai veikti jūsų kompiuteryje. Bet kadangi programa yra nemokama, o dalis iš mūsų tikrai yra nuostatos apie dyko ir kvapnaus sūrelio naudojimą tik pelėkautose pasekėjai, galite sugaišti laiką ir pasitikrinti. Atsarga gėdos nedaro. Tarptautinėse pokalbių juostose ir GitHub'e neigiamų atsiliepimų apie šios sutarties turinį ir jos turinyje paslėptas minas man aptikti nepavyko. Todėl siūlau pelės rodiklę pažymėti apvalų rutuliuką ties užrašu I accept the agreement, tai yra sutinku su šia sutartimi. Rutuliuko viduje turi atsirasti juodas taškas. Tada spustelkite mygtuką Next. Tokiu būdu patvirtinate savo apsisprendimą ir leidžiame veikti vedliui toliau. Tie iš klausytojų, kas gavo kvietimų į mokymus laišką, jau turėtų būti įspėti apie programos veikimui būtinus reikalavimus. Būtent su jais esame įspėjami prieš apsisprendimą leisti atlikti vedliui tolimesnius diegimo veiksmus. Jie yra būtini ir todėl juos dar kartą išvardinsiu. Viena iš Microsoft Windows laidų Win 7, Win 8, Win 10 arba Win 11. Patartina, kad būtų atlikti paskutiniai laidos atnaujinimai. Ne mažesnių nei 800 MHz dažnių veikiantis su Intel arba ADM suderinamas procesorius. Mažiausia 1024 ant 768 32 bitų spalvų ekrano raiška. Microsoft DirectX 9.c garso, vaizdo ir valdymo programinis rinkinys. Mažiausiai 500 MB laisvos vietos jūsų prietaiso kietajame diske. Ši erdvė reikalinga įdiegimo turinio talpinimui. Prietaiso valdytojo administratoriaus teisės. Pasitikrinti šios duomenis yra būtina. Todėl prieš spaudžiant mygtuką Next prašau juos pasitikrinti ir tariu žodį sustokim. Jei įsitikinote arba esate tikri, spaudžiame mygtuką Next. Dabar matome, kur vedlys numato įdiegti programą. Pagal nutylėjimą įprasta vieta C diskas, Program Files ir Flash Integro eilės tvarka aplankai. Siūlau šios nuostatos nekeisti, nes, kaip jau minėjau, vieta yra įprasta, patikima ir saugi. Ji skirta programoms. Kilus nesklandumams,
veikiant programėliai arba ateityje bei būsimų užsiėmimų eigoje diegiant papildomus programėlės atviro kodo įskiepius, mums nereikės gaišti papildomo laiko ieškant reikalingų aplankų, tvarkyklių arba atskiro kodo bylučių. Su visomis šiomis sąvokomis ir jų paskirtimis susipažinsime vėliau. Keisti diegimo vietą patarčiau tik esant būtinajam reikalingumui. Pavyzdžiui, jūsų kompiuterio C diskas yra per mažas. Su ta prielaida, kad tokios būtinybės nėra, nieko nekeičiam ir spustelnam mygtuką Next. Šiame lange galima pasirinkti, kaip programos greitojo paleidimo paliepimas bus įterptas į jūsų aplankų ir bylų sandarą. Dėl tų pačių priežasčių, kurios buvo išdėstytos prieš atliekant paskutinį veiksmą, siūlau nieko nekeisti ir pasirinkti vedlio siūlymų spustelti mygtuką Next. Kai įgysite pakankamai įgūdžių ir suvokimą apie programos veikimo dėsningumus, visada galėsite šias nuostatas pasikeisti savarankiškai ir pritaikyti ypatingiams savo darbinės aplinkos poreikiams. Man to dar neprisireikia. Tuo labiau, kad sekančiame veiksme vedlys mums pasiūlys, kur jūsų darbo vietoje patalpinti greitųjų jungčių ženkliukus. Ir pradžiai, kad patogiai susitvarkyti savo darbo vietą ir turėti įrankius po ranka, tikrai to pakaks. Todėl siūlau spausti mygtuką Next. Kaip ir buvo numatyta, dabar vedlys nori mūsų apsisprendimo dėl greitųjų jungčių įterpimo vietos. Kol mokomės ir nesame tvirtai įsisavinę darbinių gudrybių, patarsiu savo darbastalyje susikurti dvi sparčiasias jungtis. Tai jungtis VSDC Free Video Editor programos atidarimui ir jungtis VSDC Free Screen Recorder. Tai yra tos pačios programėlės plėtinys, skirtas vaizdo ir to, kas vyksta jūsų kompiuterio ekrano įrašymui. Mes turime išmokti valdyti šį plėtinį ir pastoviai naudosime mokymų eigoje. Kad šios dvi jungtis atsirastų ant mūsų darbastalio kairių pelės klavišų mygtukų, būtina pažymėti juodus kvadratėlius, į kuriuos nurodo dvi morkvinės, arba galbūt kažkam labiau patinka oranžinės, spalvos rodyklės, taip, kad juose atsirastų varnelės. Atlikę šį veiksmą, patvirtinam savo apsisprendimą, paspausdami mygtuką Next. Pagaliau mes pasiekėm tą pranešimą, po kurio diegimo vedlys nustos mus kamantinėti ir turėtų neilgam palikti ramybėje, rodydamas, ką sugeba be mūsų. Šiame lange jis pateikia glaustą programos diegimo nuostatų suvestinę. Tai yra, kur programėlė bus patalpinta, paleidimo jungties sąsiuvos pavadinimas, papildomi pranešimai. Jeigu visi veiksmai buvo atlikti tiksliai, kaip buvo patariama, mums belieka spustelti mygtuką Install, tai yra įdiegti. Jei esate tekančio vandens liepsnojančio laužo ir kažkieno sklandaus darbo vaizdų gerbėjas, galite pasimėgauti keletą minučių. Visa programos įdiegimo eiga jums laiduojama tiesiogiai ant darbastalio. Pirmiausia, vedlys parengia jūsų kompiuterio programinę aplinką ir įdiegia arba atnaujina programavimo Visual C++ kalbos bibliotekas. Be jų mūsų mokymosi priemonė veikti negalės. Šių bibliotekų įkelimas į mūsų laikmenas dar kartą byloja, kad programa yra rašyta naudojantis atvirų kodų ir atviro kodo Visual Studio plėtiniu. Tiems, kas jau yra paragavęs kodavimo, tai gera žinia.
nes jie galės savarankiškai ne tik tyrinėti, bet ir tobulinti plėtinius, įskiepius ir panašiai kodo lygyje. Šiame lange mes matome mygtuką Cancel. Tai yra atšaukti. Siūlau jo nesinaudoti ir leisti vedliui užbaigti pradėtą veiksmą. Užsidarius Visual C++ kalbos įkėlimui, vedlys mums rodys tolimesnius diegimo veiksmus ir įdiegimo eigos išbaigtumą. Čia mes vėl matome mygtuką Cancel. Jei nėra būtinojo reikalingumo, leiskime vedliui užbaigti visus veiksmus. Jeigu viskas vyksta kaip numatyta, vedlys savarankiškai turėtų atverti programos kūrėjų tinklapio VSDC Free Video Editor pažintinį puslapį su pranešimu apie paskutinius atnaujinimus, plėtinius arba įskiepius. Šiuo metu siūlau nesiblaškyti, nes tai žinios jau patirties turintiems vaizdo rengėjams. Drąsiai uždarome šį puslapį ir ką mes matome. Taip, tikrai taip. Tai vedlio pranešimas apie sėkmingą įdiegimą. Pagal taip vadinamą nutylėjimą, šioje lentelėje ties užrašu Launch VSD Free Video Editor, kas reiškia paleisti, ką tik įdiegtą programą, kvadratėlėje yra uždėta sutikimą patvirtinanti varnelė. Prašau kairių pelės mygtuku pašalinti šią žymę, nes mes ketiname išmokti toliau savarankiškai įveiklinti priemonės veikimą, o ne kaskart pradėti darbą nuo įdiegimų. Jeigu jau pašalinote mums nereikalingą varnelę, spaudžiame mygtuką Finish. Pabaiga. Nuo šios akimirkos su liūdėsiu atsisveikinam su mums šauniai pasitarnavusiu vedliu, linkėdami jam ramaus pelnyto poilsio kompiuterio saugyklose. O mums savo darbalaukėje reikia susirasti dvi greitasias jungtis, kurios atrodo štai taip. Turime dvi galimybės. Įsiminti, kur jas vedlys patalpino pagal nutylėjimą, arba pelės pagalba jas pertempti į mums parankę vietą. Ir vėl stebuklingas žodis sustojame. Ir tvarkomės plunksneles. Pagaliau esame pasirengę pažinčiai su VSDC nemokama vaizdo įrašų rengyklės laida. Dabar savo darbastalyje susirandame greitosios jungties ženkliuką, kuris atrodo štai taip. Spustelname ant jo porą kartų. Neilgam darbalaukėje pamatysime pranešimą apie rengyklės pasiruošimą darbui. Kiekvieną kartą įjungus VSDC Free laidą, mus pasitiks pranešimas apie nemokamos laidos ir darbo su Pro Solution laida galimybių palyginimą. Čia kukliai pristatomos nemokamos laidos galimybės ir eilinį kartą gundoma atnaujinti, patobulinti jau įdiegtą rengyklę. Dabar neskirsime laiko šių pasiūlymų tyrinėjimui ir aiškinimui. Mums reikia išmokti pagrindus. Po to kiekvienas asmeniškai galėsite apsispręsti, ar kainos ir patobulinimų santykis pagerins jūsų veiklos našumą. Todėl susirandame dešiniau užrašo Explore Pro Solution, juodame kvadratėlėje esantį pasvirą kryžiuką ir spustelėję ant jo atsisakome šito viliotinio. Suprantu, kad tai nevyriška, bet būkime ištikimi savo ketinimams. Klastų ir pagundų ruožas iki vartų atvėrimo įvyktas. Ir tik laikas parodys, į kur tie vartai buvo. Prieš judėdami toliau, turime susipažinti su atsivėrusio darbalaukio sritimis, skaideliais, jų mygtukais ir pranešimais.
Manau, kad tai bus naudinga, jei ketinsite ne tik klausytis nuoseklaus ir nuožmaus mokymo turinio, bet ir savarankiškai tyrinėti tvarkyklės galimybės. Pačiame darbalaukio viršuje matome smulkių raštų išdėstytus darbo sričių skirtukus. Ta darbalaukio dalį esu apibrėžęs žaliu rėmeliu. Projekts ruošiniai. Tai yra dar nebaigti ir galimai tvarkytini darbeliai. Scenas, vaizdai. Veiklos su vaizdo turiniu sritis. Edit, taisymas. View, išvaizda. Editor, rengimas, taisymas, apdorojimas. Export project, ruošinio perkėlimas, iškėlimas, perdavimas. Tools, įrankiai. Activation, įgalinimas. Pelės kairiuoju mygtuku, spustelėjus ant skirtuko su mums veiksmo atlikimui reikalingos srities pavadinimu, atsiveria mygtukų juosta, kurių dėka galėsime atlikti atitinkamo pobūdžio veiksmus. Dabar glaustai paaiškinsime tik srities veiksmų pobūdį, vėliau gilinsimės į kiekvieno mygtuko paskirtį ir galimybės. Atvirus projekts ruošinių sritį mes pamatome mygtukus. New Projects pradėti darbą su ruošiniu. Open Projects atverti jau esamą ruošinį arba pratęsti darbą su juo. Open from Clouds atverti iš debesies. Šis mygtukas mums bus reikalingas, kai darbuositės iš skirtingų darbo vietų arba kartu su kitu kūrėju. Templates pavyzdžiai arba pagal prasmę pusgaminiai, kurie yra parengti tam tikram tikslui. Close project užverti ruošinį arba užbaigti darbą su pradėtu ruošiniu. Close all projects užverti visus atvertus ruošinius. Save project išsaugoti ruošinį. Save to cloud išsaugoti debesyje. Tai yra ne jūsų prietaiso laikmenose, o nuotolinėse saugyklose. Save as project išsaugoti esamą ruošinį kaip naudojamas, kai ketinama išsaugoti atliktus pakeitimus kaip atskirą ruošinį, suteikiant jam kitą pavadinimą. Save as to cloud išsaugoti ruošinį debesyje kaip. Tas pats veiksmas atliekamas nuotolinėje saugykloje, tai yra debesyje. Pack project išsaugoti pasirinktą ruošinį ir parengti jį perkelimui bei jo turinio išteklius į kitą prietaisą. Preview project parengto ruošinio peržiūra. Export project perkelti ruošinį. Kaip matom, projekts ruošinių srities mygtukai pagal savo paskirtį yra skirti atlikti veiksmus su pačiais ruošiniais, o ne su turinio parengimu. Tikėtina, kad neliko nepastebėtas skirtumas tarp mygtukų. Vieni iš jų spalvoti, kiti vienspalviai. Su šiuo reiškiniu mes susitiksime ir vėliau. Todėl užbėgdamas už akių, manau reikalingų paaiškinti. Spalvoti mygtukai reiškia veikiančius, įgalintus įrankius. Vienspalviai tampa spalvotais tik tada, kai jų veiksmas tampa reikalingas. Pavyzdžiui, šiuo metu visi mygtukai esantis dešiniau nuo templates pavyzdžių mygtuko yra vienspalviai, pilki. Jie pakeis savo spalvas, kai tik pradėsime darbą su ruošiniu ir į jį įkelsime nors kokį nors turinį arba padarysime kokius nors pakeitimus. Tada jau bus ką išsaugoti, perkelti ir panašiai. Tokiu būdu įgyvendinama dėsningumo nuostata, kad tuščia vieta negali būti saugoma arba su niekom jokio veiksmo neatliksi. Pereinam prie glaustos pažinties su sekančios, tai yra veiksmų srities mygtukais.
Judant iš kairės į dešinę tai antrasis skirtukas. Pagal prasmę tai pakylos, reginio arba vaidinimo veiksmo atkarpa. Jeigu naudotis tiesioginiu vertimu į lietuvių kalbą, reginys, galime nuslysti nuo prasmės. Todėl tenka pasitelkti prasminį, bet neprieštaraujantį vertimą – veiksmai. Retai kada tvarkant ir rengiant vaizdo įrašus viešinimui, rodymui, mums pakaks apkarpyti ir kitokiais būdais sutvarkyti vieną ištisinį įrašą. Dažniausiai tai bus nuosekli, pagrindinio sumanymo esmei neprieštaraujanti įvykių ir aplinkybių seka. Šie įvykiai vyks skirtingose vietose, laiku, su skirtingais veikėjais. Tokia atskirai atlikto vaizdo ir garso įrašo dalis ir yra vadinama scena, o lietuviškai veiksmu. Todėl ateičiai susitarkim, kad naudodamas veiksmo sąvoką, aš kalbėsiu apie atskirą mūsų kuriamo turinio atkarpą. Pažymėtina, kad ne veltui programos kūrėjai šios srities skirtuką patalpino į antrąją vietą pagal svarbą po įrankių darbui su ruošiniu srities. Daugelis pradedančiųjų veiksmų sričiai nesuteikia deramo dėmesio ir nuklysta iš karto į taisymo arba įrankių sritis, nuo ko kenčia darbo našumas. Bet mes būsime tie išminčiai, kurie nekartosime svetimų klaidų ir strimgalviais nešoksim ant grėblio. Po sumanimo ruošinio atvėrimo mokinsime sudėlioti veiksmų eiliškumą, tai kas vadinama scenarijumi. Juk mes siekiame tapti savo veiklos žinovais ir meistrais. Na, pakaks apie srities reikšmę, pereikime prie mygtuko paskirties. Iš kairės į dešinę pirmasis – new scene, naujas veiksmas, skirtas naujo veiksmo aprašymo sudarimui ir įkėlimui į sumanimo ruošinį. Load scene perkelti veiksmą iš laikmenos. Save as scene išsaugoti atkarpą kaip veiksmą su pasirinktu pavadinimu. Pack scene išsaugoti veiksmą ir jo išteklius perkelimui į kitą prietaisą arba laikmeną. Remove scene pašalinti pasirinktą veiksmą iš ruošinio. Remove all scenes pašalinti visus veiksmus iš ruošinio. Move up perkelti veiksmo aukštyn eiliškumo atžvilgiu. Move down perkelti veiksmą žemyn eiliškumo atžvilgiu. Preview sceną sutvarkyti ir peržiūrėti pažymėtą veiksmą. Kol mes nesudarėme naujo ruošinio aprašymo ir nuostatų, šie mygtukai išlieka pilki. Nėra skirtos vietos, aikštelės, atitinkamai negalime įkelti, kilnoti arba pašalinti turinio veiksmus. Tikiuosi, kad pirmos pamokos laikas jums, kaip ir man, neprailgo. Kadangi šiandien mes nedirbome su įrankių mygtukais, o tik apžvelgėm dalį iš jų, jokių užduočių savarankiškam įgūdžių ugdymui nepasiūlysiu. Turėsiu tik prašymą, pagal išgales iki sekančio užsiėmimo, susistabdant pamokos įrašą jums patogioje vietoje arba savarankiškai, kelis kartus peržvelgti sričių skirtukuose ruošiniai ir veiksmai mygtukus ir prisiminti jų paskirtis. Sekančioje pamokoje pratęsime pažintį su likusių sričių įrankiais ir pradėsime juos įsisavinti. Primenu, kad kilus neaiškumams arba keblumams nepalikite jų aiškinimosi ateičiai. Jei jie bus nebūdingi, nors jau keletai išklausytojų, aiškinsimės asmeniškai. Jei keblumai kils daugiau nei 2 iš jūsų, būtinai aiškinsimės priežastis ir pašalinimo būdus užsiėmimo metu. Dėkoju už dėmesį ir iki susitikimo sekančiame užsiėmime.